Sveiki visi. Praeitą savaitę keliavom po Estiją ir pasiekėm tenai Tartu technologijų universiteto dirbtinių bangų laboratoriją. Susipažinom su daug įdomių žmonių, su mokslininkais, su autonominių laivų kūrėjais. Papasakojo labai įdomių požiūrių apie tai, kad Estija nėra vadinama maritime valstybė, nėra jūrinė valstybė, o yra tik tai jūros pakrančių valstybė. Čia tokia liekana nuo to viso antro pasaulinio karo. Prisiminimuose ir muziejuose dalinasi, kaip Saremos saloje buvo statomi keliastiebiai didžiuliai laivai, per karus visi išvažinėjo kas kur, įrangą išsivežė ir panašiai. Svajonė yra visą tai atkurti, tam ir ta dirbtinių bangų laboratorija. Dabar nori pasistatyti dar didesnę tikrų laivų dirbtinėmis bangomis galinčių mėgautis laboratoriją, bet iki to dar daug laiko, daug darbo. Ir gražus mažas universitetas, kuriame trūksta jiems labai studentų, 300 vietų, 100 užimta. Ir ką mes ten veikėm? Mes ten statėm laivą, gal aš galiu atidaryti. Pastatėm tenai, išbandėm ten savo laivą, robotą, kuris padarytas labai, gali būti pagamintas labai greitai per porą dienų, gal net greičiau įgudus, ir gali dirbti kaip dronas. Jeigu jisai dirba kaip dronas, tai tada jisai mūsų prašomas tyrinėja visokius vandenis. Jisai gali tyrinėti sensoriais vandens. Šiuo metu jisai gali tyrinėti vandens temperatūrą keliuose gyliuose. Jisai gali tyrinėti vandens pH ir deguonies kiekį ir iš viso to sudarinėti žemėlapius. Čia matom drono atidarimo ceremoniją. Žemėlapiuose duomenų atvaizdavimas ir surinkimas tokiu būdu turėtų būti šiek tiek naujiena, tikiuosi. Dar ieškom vandens tyrėjų, kurie galėtų mums susidomėti šio robotu ir pradėti jį naudoti profesionaliai. Kol kas mes norim tiesiog sudominti mokinius mokyklose šitokiu būdu, sužinoti daugiau apie vandenį, kuris yra aplink juos. Ir kol kas mums tai pavyksta, nes mokyklos, kurios yra įsitraukusios į šį projektą, šį prietaisą visai pamėgo ir laukia jo rinkinio. Rinkinys turėtų kainuoti iki 1000 eurų su motorais, su elektronika, su viskuo ir gebėti šokinėti per bangas. Rasite mūsų kelis ir vaizdo įrašus visose platformose, nuo YouTube'ės iki Facebook'o. Tuoj gal ir atidarysiu, parodyti. Yra įdomu, kad tie tyrimai iš tikrųjų parodo mums, kad vandens tyrinėjimas yra dar ir domėjimasis vandeniu yra dar toksai šiek tiek apleista vieta, ypač mokyklose. Roboto, kuris skirtas maisto pristatymui. Neseniai jį dar testavome Žaliuosiuose ežeruose ir šį reikėjo laiko, daug mėnesių sukurti ir jį atkurti kainuotų nemažai.
rankomis kokį mėnesį laiko vien korpusas sukurtas, visą kitą, bet jisai ir gali pakelti nors ir keliasdešimt kilogramų. Tačiau mažoms misijoms greitai sukūriamas ir visokiem tyrimam daug nepervežimam Tai ką iš jo galime išmokti? Tai visų pirma, aišku, dronų gamybos, nes toksai laivas dronas, tai jisai pagaminamas su tais pačiais komponentais, kaip ir laivai, kurie, kaip ir dronai skraidantys. Jisai gali išmokyti, aišku, duomenų mokslo, informatikos, pavyzdžiui, pamokose. Jau yra įrašyta naujoje mokymo programoje GIS dalykai, bet nėra rodoma, kaip to naudotis, kaip į žemėlapį sudėti duomenis. Buvo įdomu, kalbant apie jūrinius duomenis, apie vandens kokybę, kad iš tiesų net ir Estijoje buvo nežinančių, kad Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Nesvarbu, kad mes čia kaip ir valome tą vandenį, bet šalia yra Rusija, kuri nevalo, išmeta beleką. Yra medikamentai, visokie trąšos, sunkieji metalai, ko tik ten nėra. Ir žuvys ten pagaunamos toli gražu nėra visada sveikesnės negu uždaruose ežeruose, žuvų fermose. Ir todėl yra verta susidomėti šio projektu ir kurti. Kuo šis projektas ypatingas, ar kad tai yra jungtinis ir tokia kaip ir ilgalaikė europietiškos naujos švietimo sistemos įgyvendinimo būdas. Tai yra tikras temas tuo, kad čia yra ir daug mokslo, duomenų surinkimo, ir technologijos, ir matematikos skaičiavimų, ir galiausiai meno, visą tai apipavidalinti ir padaryti patraukliais šiuos įrankius. Na ir duomenų atvaizdavimą taip pat patraukliai paruošti. Bet tuo pačiu tai yra ir stipriai integruotas mokslas, nes čia susivienyje ir informatikos, ir technologijų, ir labai stipriai chemijos bei biologijų mokytojai. Chemijos ir biologijos mokytojai, nes visa tai, ką laivas surenka, ten tiek ir duomenys, tiek ir vandens mėginius, visą tai reikia paskui kažkaip apdoroti ir padaryti išvadas. Mes su šituo laivu ketinam pradėti mokyti mokinius pavasarį. Kai kurios mūsų partneriai mokyklos pradės jau rudenį. Šitą rinkinį galima bus su mokymais įsigyti irgi, manau, pavasarį. Galite parašyti, jeigu jūs tai domintų. Galima iš esmės preliminariai jau pradėti ir šį rudenį žiemą. Ir mūsų Tai iš esmės, ką norėčiau dar gal papasakoti trumpai, tai kad juo galima naudotis tiek, aišku, vyresniuose klasėse, tiek ir pradinukams, nes ir partneriai mūsų nevienodi. Ir atitinkamai užduočių diapazonas ir visas laukas yra labai skirtingas ir iš esmės tinkamas įvairaus amžiaus mokiniams. Šiuo metu prie tos pačios biochemijos mes turim ir labai sudėtingų užduočių, kaip matuoti nitratus ir deguonį titravimo metodu ir ilgais skaičiavimais. Ir turime
pasiūlymą naudoti paprastesnius užduotis, kaip tiesiog skaičiuoti įvairius gyvius ir iš to daryti išvadas apie vandens švarumą. Naudojame ir greituosius testus. Ir galiausiai turim smagias pamokas apie vandens filtravimą, apie mikroplastikų gaudymą ir įvairius metodus jiems pagauti ir ką tai reiškia. Tai visas projektas ir metodika yra daugie sluoksnė, pritaikyta įvairaus amžiaus grupėms ir skatinanti mokytojus mokyti integruotai. Kur jos unikalumas, tai kad mes visom išgalėm kelių dalykų mokytojais susikaupiam kalbėti apie vandenį, jį tyrinėti ir domėtis. Tuo pačiu netyčia, netikėtai išmokstame ir vairių inžinerinių įgūdžių ir pastumėjam kurie